Ryto pasiruošiamieji darbai. Tai perimetro lipinimas, vibracinė juosta. Po truputį taip susilipinam juostą ant perimetrų, UD perimetro ir žiūrim, kas toliau. Susilipinus perimetrą, susidedam į patogią vietą, kur pjaustysim, matuosim, kadangi mažas butas, bet po metrą kažkur tai, kad kopėčiom apėjai tą perimetrą, nes jisai iki galo visą laiką praktiškai stovi, kol apsisiuvam. Nu ir etapas šiukšles susitvarkyti. Perimetro etapas baigtas lipinimu. Ką mes matom projekte. Telefonu filmuoju, tai nesimatys. Štai toksai butas. Kaip matom, čia eina užuolaidų niša. Bet kartu iš WC zonos į virtuvę eina gatraukio ištraukimas. Pirmiausia, atlikti tokius. Prieš perimetro gręžimą aš visą laiką susimatuoju, kokį matmenys bus, susirašau ant sienų. Du 69 atmetu centimetrą visą laiką. 2,8. Ten, kadangi bus niša, 27 centimetrus atmetu. Esi 93, tuomet 3 metrai numetam, 2,93 m. 22, tai 21. Taip visur paimu, susimatuoju. Susirašau ant sienų matmenis, susipjaunu, susistatau ir pradedu gręžti. Prieš perimetro gręžimą aš visą laiką susimatuoju, kokį matmenys bus, susirašau ant sienų. Du 69 atmetu centimetrą visą laiką. 2,8. Ten, kadangi bus niša, 27 centimetrus atmetu. Esi 93, tuomet 3 metrai numetam, 2,93 m. 22, tai 21.
Taip visur paimu, susimatuoju. Susirašau ant sienų matmenis, susipjaunu, susistatau ir pradedu gręžti. Kaip ir ventiliaciją turim, virtuvės zonoje yra maistinė gofra. Ten yra iš pačios vibracinės juostos sudėta prie perdangos, paprasčiausiai krokodilais, įtempiam, prispaudžiam ir tiek. WC zona, tualetas. Juoda paprasta gofra ventiliacijai. Taip, tada reikia mums daryti užuolaidą pirmiausia. Kada ventiliacija pasidarė, mes žinom aukštį lubų, kiek nusileis. Turim lazerį aukščiui, turim lazerį užuolaidai, kurais užuolaida. Tad ir pagal lazerius galima gręžti perimetrą, susisukti. Perimetras, kaip ir sakiau, atpjautas pagal ilgius, po centimetrą trumpesni, bet aš juos visur pasiruošęs, susistatęs palei sienas, kur susikabinęs. Ir pradėsiu aš sukti tą perimetrą, sekantis etapas. Besukdamas perimetrą susižymėsiu, kur eis laikantys profiliai CD. Perimetro etapas baigtas. Perimetrą turim visur. Taip, užuolaidą mes pasidarėm. Užuolaidų niša. Aš dedu visą laiką čia CD profilį. Ant apačios užuolaidų nišui gipsą, nes pro apačią praeina dar 5 cm įsikiša gipsas į užuolaidų nišą. Ir pas mane savaime yra sužymėta, kur eis laikantys profiliai. Sužymėjau kas 50. Ir dabar žinosiu, kur kalti šukas, vadinamus krokodilus. Ir man neišeis niekur ant CD profilio. Visur matysiu, kur gręžti krokodilus. Nešančias, laikančias, vadinamas motininės, leisiu nuo lango į duris dabar šiuo atveju. Taip ir gipsas eis, kaip jos eis. Išilgai taip. Darysiu 85 tarp jų, o tarp krokodilų 80. Taikysiu kažką tokio. Nuo sienų imsiu po 40. Nes perimetras čia susigręžia labai gerai, kas 50 cm dubeliai. Tad man jisai laikantysis, nes aš nesikankinu, kas ten 15 cm nuo sienos, jeigu nereikėtų perimetro, 15 cm nuo sienos, pirmoji nešančioji, kas 90, ten sakykime, ir kas gaunasi kitam gale. Aš darau 40, labai gerai susisuka krokodilai, krokodilai gaunasi kas 80, ar ten 70, ir aš nekreipiu dėmesio, kaip ten kas. Jie sako, kad perimetras nelaikantis. Į perimetrą mes niekur nesukam musių, blusų, ar kaip čia, 4,2 medvarščių.
ir netvirtinam į perimetrą nei gipso, nei laikančiojo profilio CD. Ką mes turim? Susikalėm krokodilus, šukas vadinamas, nešančios. Eina, kaip ir sakiau, 85, 85, 85, sakykim, tarp, ir kas lieka prie sienos, ten prie sienos. O krokodilai tai 70, tai 80, kaip gaunasi. Ir rečiau yra, ir 60 yra tarpas. Ir taip, dabar sujungimai. Mes turime čia sujungimą, sakykim, kitoj linijoje sujungimas toliau per metrą kokį. Čia turim vamzdį, kad išsaugot aukštį, nutraukimas. Nutraukimas, kad kuo aukščiau lubos atsirastų, kad ir per kelis centimetrus. Dabar kur yra iki sujungimo? Bent jau per 3 šukas arba krokodilus. Bent jau per 3 šukas, kad būtų gabaliukas. Per 2 minimaliai yra, sakykim, per 2 minimaliai, bet turi būti per 3 jau gerai. Tai va taip. Kaip yra, ten sujungimas, bent jau per 2 šukas yra įdėtas gabaliukas. Ką? Dabar dedam laikančiuosius CD profilius. Jie yra sužymėta ant sienų, kurie bus centrai. Taip ir sudėsim. Nu ką, turim 12 valandų, klausom žinias, sudėta yra laikantieji profiliai CD. Ką, einam ruoštis, sukti gipsą. Ko nepaminėjau, tai jeigu iš ilgųjų eina panelės betoniniais perdangos, tada reikia žiūrėti, kad nešančios būtų ne į perdangos tarpą, nes į perdanga yra su tuštumom ir kai gręži šukas krokodilus, tuomet pataikysi į tą tarpą ir nieko krokodilas nelaikys. Tai nesvarbu, tie tarpai, ar 85, ar 80, svarbu iki 90 tarpas, kad būtų tarp nešančių, o krokodilai nesvarbu, 60, 70, 80, svarbu ne ant laikančiųjų profilių. Aišku, yra gal dar trumpesnių 2 cm tų dubelių geležinių, bet esmė tame, kad nieko gero į tarpą pataikius perdangos nelaikys, tiesiog klibės. Vibracija šiokia tokia, kada bus, įsiklibins krokodilas, šukos ir klibės ta vieta. Netgi gali būti garsai, nes vis tiek vaikšto viskas kažkiek tai mikronais ir juda. Ir nesisuka į perimetrus, UD, nei viena štanga nesisuka į perimetrus, susimauna ir susikabina į nešančiasias. Siuvomas gipsas, aš siuvu bent jau šachmatais. Uždėjau tai pirmą lapą, paskui uždėjau 2 metrų šitą lapą, paskui uždėjau prie sienos lapą, prakeisdamas per metrą. Dabar bandysiu parodyti, kaip sekantį lapą dedu.
ir susukam. Su kopėčiom pasitaisom, jeigu kas yra. Jeigu kažkuri štanga ne 50 eina, mes tiesiog pastumėm ten, gale nuėję. Einam ant galo, matau, kad reikia pastumti truputį. Einam, pastumėm. Čia centriukas. Taip ir sumontuojam tą gipsą. Vos nepamiršau paminėti, kad užuolaidos nišai va iškišu gipsą ir paskui nupjausiu lygiai per visus. Tai 5 cm turi įsikišti nuo tos užuolaidos pats, kur dariau. Ir norėjau pasakyti, kad va, paskutiniai stoikiai, ne stoikiai, o CD profilis paskutinis, eina šalia perimetro ir sukasi į jį, ne į perimetrą. Darosi šešėliniai siūlė, čia kaip visą laiką, ir gal gale irgi. Prieš perimetrą įdedama yra dar papildomas CD profilis, dėl to, kad siuvasi į jį, į perimetrą niekas niekur nesisiuva. Tai va, per metrą, taip laiptais eina gipsas, prasikeičia ir susisuka. Tai kaip ir turim lubas, karkasas, gipsas, izoliacija per vieną dieną. Dabar turim, man atrodo, 2 valandą. Ir dar liko pats nemaloniausias darbas. Šitas darbas nervuoja. Dar nepasakiau prieš sukant gipsą, įsiskaičiuokit, aš pradėjau 1,10 m, ten gavosi 61, bet kadangi gaunasi šičia juosta 53, tai tada lieka tam 61, sakykim. Ir įsiskaičiavo taip, kad 1,10 m pradėjau. Galima pradėti 1,15 m, originalę napjauti ten, ar galima net gal ir metru. Ir taip atliekų, tai va, atliekos, kas nusipjovė palei betoninę sieną,
10 cm juostos ir keli gabaliukai. Čia šneku apie šitą butą, nes čia paprasčiausias butas, lygios lubos, paprasta, nieko. Už tai ir tas toksai norėjau parodyti tą tokį paprastą butą, kur jokių sudėtingesnių taškų nėra. Tai va. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki pasimatymo.